Kai daugelis gamintojų šiandien bando kurti kuo agresyvesnius ir sportiškesnius elektromobilius, Volvo su EX90 pasirinko kitą kryptį. Tai elektromobilis žmonėms, kurie nebenori nieko įrodinėti. Didelis 7 vietų premium SUV orientuotas į komfortą, tylą, saugumą ir ilgas keliones. Nors, jei norėsite, šis beveik 3 tonas sveriantis šeimos automobilis gali būti ir labai dinamiškas. Performance versija, kurią ir šiandieną testuojame, iki 100 km/h įsibėgėja vos per 4,2 sekundės. Ar tokio pagreičio reikia tokio dydžio šeimos SUV? Paliksiu spręsti jums. Kaip ir visada, nekalbėsiu apie tai, ką galite pamatyti salone ar techninių duomenų lentelėje. Vietoj to trumpai ir aiškiai aptarsiu tai, ką kiti dažnai nutyli, bet jūs tikrai turite žinoti. Kokį realų atstumą galima nuvažiuoti pilna baterija, kiek laiko užtrunka įkrovimas ir ar EX90 iš tiesų yra toks brangus, kaip gali pasirodyti pirmą kartą pažvelgus į kainyną. Aš Tadas iš OAV.lt. Apie elektromobilius trumpai ir aiškiai. Šiuo metu Volvo siūlo 3 EX90 versijas. Single motor modelis komplektuojamas su mažesne 88 kWh naudojamos talpos baterija ir yra orientuotas į efektyvumą bei mažesnę kainą. Twin motor jau 4 varomų ratų versija, o Twin motor Performance papildomai siūlo dar daugiau galios ir geresnę dinamiką. Abi šios versijos komplektuojamos su didžiausia 102 kWh baterija, leidžiančia įveikti ilgiausius atstumus viena įkrova. Šioje vietoje verta paminėti, kad EX90 modelis pirmą kartą pristatytas dar 2022 metų pabaigoje, o 2025 antroje pusėje sulaukė ir nedidelio atnaujinimo. Pagrindinis pokytis susijęs su baterija. Jos naudojama talpa sumažėjo nuo 107 iki 102 kWh. Iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti kaip žingsnis atgal, nes teoriškai šiek tiek sumažėjo ir maksimalus nuvažiuojamas atstumas. Tačiau tai nebuvo vienintelis pokytis. Kartu Volvo atnaujino ir pagreitino baterijos įkrovimą. Todėl šiek tiek mažesnis nuvažiuojamas atstumas praktiškai kompensuojamas trumpesniais sustojimais įkrovimo stotelėse. O ilgose kelionėse tai dažnai yra net svarbiau nei keli papildomi kilometrai ekrane. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Grįžkime prie Volvo EX90 nuvažiuojamo atstumo. Realybėje, nekalbant apie VLTP standartą, net ir mažesnę bateriją turintis single motor variantas gali įveikti daugiau nei 420 km. Na, o toliausiai nuvažiuosite su Twin motor versija ir didžiausia baterija. Realiomis sąlygomis ji gali pasiekti net apie 480 km. Žinoma, vasarą mieste nuvažiuojamas atstumas gali priartėti ir prie 700 km. Tačiau čia svarbu nepradėti gyventi VLTP iliuzijomis. Vos išvažiavusi greitkelį žiemą, tą skaičių galima drąsiai mažinti beveik perpus, nes didesnis greitis, šaltis ir šlapia danga ženkliai padidina energijos sąnaudas.
Mūsų pačių patirtis tai labai aiškiai patvirtino. Per savaitgalį nuvažiavome daugiau nei 300 km, baterijos nekrovėme nė karto, o maršrutas buvo ne magistralės, o užmiesčio ir miestelio keliukai. Grįžus automobilis dar rodė papildomus 200 km likučio, tad teoriškai bendras realus nuvažiuojamas atstumas praktiškai sutapo su tuo, ką rodo skaičiavimai realiame gyvenime, o ne laboratorijoje. Kalbant apie ilgesnės keliones, labai svarbu ne tik maksimalus deklaruojamas įkrovimo greitis, bet ir realus laikas, kurį praleisite prie stotelės. Kaip jau minėjau, 2025 m. antroje pusėje EX90 sulaukė atnaujinimų, kurie leido gerokai pagreitinti baterijos įkrovimą. Maksimaliai įkrovimo galia padidėjo nuo 250 iki 350 kW. Tačiau, kaip visada sakau, svarbiausia yra ne maksimalus skaičius reklamoje, o realus vidutinis įkrovimo greitis. Ir būtent čia pokytis yra kur kas svarbesnis. Ankstesnės versijos vidutinė įkrovimo galia siekia apie 150 kW, o po atnaujinimo ji padidėjo iki maždaug 200. Ką tai reiškia realybėje? Ogi tai, kad 100 km kelioniai reikalingą energijos kiekį dabar papildysite maždaug 2 minutėmis greičiau. Kitaip tariant, vietoj maždaug 9, tai užtruks apie 7 minutės. Ilgesnėse kelionėse būtent tokie skirtumai jau pradeda jaustis labai aiškiai. Elektromobilis daugeliu vairuotojų vis dar atrodo labai brangus ar net prabangus pirkinys, bet dažniausiai taip atrodo tik tol, kol nepradedi skaičiuoti. Didžiausia klaida – žiūrėti tik į automobilio kainą salone ir ignoruoti visą likusią matematiką. Vertinti reikėtų ne tik pirkimo kainą, bet ir tai, kiek realiai kas mėnesį kainuos tokio automobilio turėjimas. Tai yra bendra eksploatacijos savikaina per kelerius metus. Štai ką turėtumėte įvertinti prieš priimdami galutinį sprendimą pirkti ar ne šį Volvo elektromobilį. Volvo EX90 nėra pigus automobilis. Jis gali kainuoti bent 20 000 eurų daugiau nei benzinų varoma alternatyva. Tiesa, elektromobiliams Lietuvoje vis dar taikoma 5 000 eurų subsidija, o jei per metus vidutiniškai nuvažiuojate apie 20 000 km, degalų kaina apie 2 eurus už litrą, eksploatacijos skirtumas pradeda sparčiai mažėti elektromobilio naudai. Net ir tuo atveju, jei elektrą perkate iš tiekėjo, o ne gaminatės patys, bendros eksploatacijos išlaidos per 5 metus tampa labai panašios. O kai į skaičiavimą įtraukiame ir tikėtiną automobilio likutinę vertę, po 5 metų matome labai įdomų rezultatą. Už elektromobilį realiai galite sumokėti tiek pat arba net mažiau nei vidaus degimo alternatyva. Mano situacijoje skirtumas dar ryškesnis. Per metus nuvažiuoju apie 30 000 km, didžiąją dalį elektros pasigaminu pats, todėl mano energijos kaštai yra gerokai mažesni. Tokiu scenarijumi per 5 metus pasirinkęs Volvo EX90 sutaupyčiau bent 10 000 eurų. Todėl prieš sakydami, kad elektromobiliai yra per brangus, pirmiausia paskaičiuokite visą jų kainą per visą naudojimo laikotarpį, o ne tik skaičių kainoraštyje. Tai kam skirtas Volvo EX90? Jeigu ieškote pigiausio ar efektyviausio elektromobilio rinkoje, greičiausiai ne čia pataikite. Tačiau jei norite vieno komfortiškiausių, tyliausių ir pažangiausių elektrinių šeimos SUV ilgoms kelionėms, EX90 tampa labai rimtų kandidatų. Jeigu norite patys įsitikinti tuo, apie ką pasakojau, apsilankykite artimiausioje Volvo atstovybėje ir išbandykite elektromobilį realiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, Vilniuje galite užsukti į Volvo Vilnius Sosteną. Dažnai didžiausi skirtumai atsiranda ne perskaičius komentarus internete, o tiesiog savaitgalį pavažinėjus tokiu automobiliu savo įprastais maršrutais.